ir visą tai duoda. Ne kaip mes kartais elgetai kelis centus. Ne kaip turtingas milijonierius elgetai atėjusiam keliasdešimt dolerių. Bet duoda mylėdamas, kaip motina savo vaikui duoda, bet mylėdama. Ir vaikas visai kitaip priima tą patį maistą, tą patį apdarą, tą pačią globą. Kas kita, kai motina mylėdama duoda ir duoda į kailį mylėdama į tai. Ir vienas vaikas tetos mušama sakė, tu neturi teisės į mano kailį, mama turi teisę. Kai mama duoda, tai savo vaikui duoda, taip duoda, kad neskauda. O kai svetimas duoda, tai nervai darosi. Taip, tikroji auklyba yra su meile, užtat Dievas duoda viską mylėdamas ir baudžia mylėdamas, baudžia ir glaudžia. Taigi, ko Dievas laukia šitas geradaris iš mūsų? Meilės. Kogi kito atsakymo gali? Ką aš turiu? Tik Dievo dovanas. Aš esu Dievo dovanų nešiotojas. Todėl gražiausia, kad aš tai apmąstę sakyčiau, imk Viešpatie visą mano laisvę, visą mano atmintį, visą mano protą, mano valią, visą, ką turiu, esu iš tavęs gavęs. Ir dabar, kaip meilės dovana tau, visą tai atiduodu, pavedu tavo valiai tvarkyti. O iš tavęs prašau, duok tik man jėgų tave mylėti. O būsi pakankamai turtingas, nieko daugiau netrokšiu. Tai Švento Ignaco maldos parafrazė. Sustipė. Pasiimk tas dovanas savo garbiai. Leisk, aš jas naudočiau tavo garbiai, kaip meilės išraiška ir dėkingumo išraiška už tavo dovanas. Tik kada sunku mylėti Dievą, sunku dėl jo nusigalėti, susivaldyti, įveikti savimylę, turiu atsiminti, betgi jis tai visas tas dovanas davė ir valios jėgą, ir proto šviesą, ir laiko dovaną. Viską davė, kad aš pajėgčiau jį mylėti, nes jis to vertas, nes visa veikla mano atžvilgiu yra jo meilė. Kitas punktas šitos kontempliacijos apie Dievą mylinti mane, tai yra, kad Dievas mane mylėdamas nori būti arti manęs. Tai yra nepaprastai džiuginanti tiesa. Aš visada arti tavęs. Aš tavyje. Kam teko mąstyti knygą Tėvo Pliuso Dievas mumyse, ta suprato bent truputį giliau, ką reiškia šitą meilės akciją Dievo, nuolatinis gyvenimas ir veikimas manyje. Taip Dievas arti nori būti, kad ateina į mano sielą, labiau negu koks saulės spindulys. Ateina ir gyvena. Kas mane myli, laikysis mano žodžių. Ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Ir tas Dievo gyvenimas sielo yra toks nuostabus dalykas, kad mums sunku net žiūrėti į tą tiesą, kaip į saulę plika akimi. Mistikai, kurie turėjo pagavos dovaną, ekstazės, jie matė tose vizijose Dievą daug ryškiau negu mes. Taip, bet tai tik su Dievo malonės pagalba ir galėjo tokius reginius turėti. Bet jie negalėjo atsižavėti, koks nuostabus grožis mūsų sielos, kai Dievas ten spinduliuoja, kai Dievo didybė, visagalybė, išmintis ir meilė slypi mūsų silpnoj širdį. Dievas, triasmenis, Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia gyvena mumyse. Mes Dievo šventovės. Mes tai sakom vaikam ruošdami pirmai komunijai, kad per krikštą Dievas apsigyvena tavyje, tu tampi Dievo šventovė. Bet jaučiam, kai mes kalbam žodžiais, o negalime išsakyti tikrovės,
nes mes patys jos per silpnai pažįstame, patys per mažai ją kontempliuojame. Bet, kaip aš minėjau ir vakar, ta palaimintoji švenčiausios trejybės Elzbieta, seselė, kuri panašaus amžiaus, kaip Teresėlė numirė ir karmeličių vienuolyne buvo, nuostabi siela, tam tikrais požiūriais dar žavesnė už Teresėlę. Ir štai viena tiesa ją užaugino – triasmenio Dievo kontempliacija, gyvenančio ir veikiančio jo sieloje. Sakė, šita tiesa man dangus ant žemės. Ir kaip ji mokėjo nuostabiai, žinoma, maloniai veikiant, kaip ji mokėjo nuostabiausiai iš tos tiesos pasisemti ir džiaugsmo, ir jėgų kovai su bet kokiu gundymu, nes nebuvo angelas, o žmogus su silpnybėm. Kiek daug dvasinės energijos ėmėsi iš tos tiesos. Vien jos tie mąstymai, kurie lietuvių kalbą išversti, mano Dieve triasmenė, aš tave adoruoju, yra nuostabios maldos, pokalbiai su triasmeniu Dievu. Ir kokius turtus ten atrado nuostabius iš šitos tikrovės kontempliacijos. O nebaigus kokio aukštų mokslų viską, užteko tos tiesos, į kurią žiūrėjo kūdikiškai paprastą ir mylinčią tikinčią širdim. Ir štai Dievas nori būti arti, taip arti, kad arčiau negu tėvas ir motina, net mano sieloje. Ir aš tą didįjį sielos šeimininką, mano ir visos visatos valdovą, taip užmirštu. Ir jų akivaizdoj taip trėšiju, kad paskui, jeigu atsimenu, labai gėda. Kai mes pasikabinam kokį šventą paveikslą, taip kartais miela žiūrėti jį, bet kartais ir apsiprantam. Bet tie, kurie turi nors trupinį tikėjimo, tai kai daro nuodėmę, tai bando išeiti kitą kambarį, kur nėra tokio paveikslo. Vienas paleistuvis, tai kaip užeidavo pas jį audra, tai jis Marijos paveikslą atsukdavo, kad Marija nežiūrėtų į jį. Jam buvo nedrąsu į gėdą, motinos, tyriausios motinos akivaizdoj purvinti savo kūną ir sielą. Aišku, tai buvo kvailas darbas, geriau būtų pažvelgęs giliau į motinos akis pasakyti, mama, ar tam tu savo sūnų davei? Prikalt ant kryžiaus, kad aš jį iš naujo kalčiau, ar tam? Gal tada atauštų aistros šėlsmas. Ir jeigu toks žmogus pabandytų prie to paveikslo sukalbėti sveiką Mariją ir pasakytų nuoširdžiai kelis kartus, melsk už mus dabar. Gal nedrįstų dabar, paprašęs Marijos pagalbos, grubiai nuo jos pagalbos ištiestų rankų nusigręžti ir eiti. Į pražūties situaciją sudraskant per sunkią nuodėmę bilietą į dangų, kurį jos sūnus pirko gyvybės ir kraujo kaina, 33 metų nusižeminimo kaina, kančių kaina. Kokia paguoda, Dievas mane mylėdamas nori būti arti manęs. Iš viso meilė tuo ir pasireiškia, kad mylintis asmuo mielai būna mylimo asmens draugystėje. Įsimylėję žmonės, kurį laiką išsipasakoja viską, o paskui jiem užtenka, kad vienas šalia kito sėdi ir abu žiūri į mėnulį. Svarbu, kad vienas kito arti. Dievas visur arti manęs, su visais kūriniais. Su visais kūriniais asmeniškai prisiartina prie manęs. Bet tarpiškai duoda visus kūrinius kaip dovaną. Tik mes užmirštam, kaip ir pirmą mąstymę ar antram, kad visi kūriniai yra dovana, Dievo dovana mums. Bet ir mes kaip kūrinys esam Dievo dovana kitiems.
Dievas kiekvieną kūrinį, laiką, gabumus, sveikatą, žmogų, kančią, įvykį kokį duoda asmeniškai. Mums irgi tai beveik nesuprantama. Nu, ko čia Dievas asmeniškai? Pakalbėk tu su kurio nors gatvės praeiviu ar kokiu, sakykime, girtuokliu, kuris tik ieško šiandien centų, ką gautų vėl progą išgerti. Pasakyk, kad Dievas asmeniškai tau viską šiandien dovanoja, šitą orą ir šitą saulę ir šitą savo sveikatą, kad viską tau dovanoja, tą drabužį ir tą skrandį, kurį tu nori pragerti, sunaikinti per nesaikingumą ir taip toliau. Sakys, nu ką tu čia pasakas pasakoji, papasakok mano anūkui, kuriam 4 metai, jis labai mėgsta pasakas. Man tokių nepasakų, Dievas asmeniškai myli. Gal jis ir yra ten dangoje, yra angelų, sako, šventųjų, Šventą Antaną ne kartą irgi atsimenu, prašiau pagalbos, sakau, tu kur esi dangui šalia arti Dievo, padėk man šiandien, nes pamečiau raktus. O taip, tai ką ten Dievas man asmeniškai man duoda, tai ką tas Dievas dirbs? Tada tikrai 100 000 žmonių aplieps. O yra tikrovė į tave vargšę, pragertų skrandžių brolį, tave myli taip pat ir dovanoja šiandien laiko dovaną, kad tu ją panaudotum ne degtinės ieškojimui, bet atgailai, susimastymui, kur eini ir kad laukia tavęs mirtis. Bet kai žmogus šitaip nemasto, kągi darys? Dievas asmeniškai įteikia man dovaną, kiekvieną kūrinį. Kai popiežius vieną medalikėlį ligoninėje uždėjo Romoje ligoniai, oi, kaip jis su ašarom džiaugsmu visiems mini, popiežius man davė medalikėlį, pats uždėjo. Tai yra daugiau negu pamesti ir per savo kanclerį paduoti. Nėra tokio daikto pasaulyje, kuris nebūtų pripildytas Dievo buvimo, o to pačiu ir Dievo meilė. Tiem, kurie tais kūriniais naudosis, į kuriuos Dievas duoda žmogų. Dievą randam kiekvienam kūriny, minerale, augale. Ir negalim sakyti, atėjo tas žmogus, oi, nesimpatiškas, nenoris, man nervus ardo, pusę valandos šneka, niekus į man gaišina laiką. Dievo dovana tau. Proga tau meilę rodyti Dievui per tą žmogų, kurį kantriai išklausėjai. O jeigu neturi laiko, tikrai mandagiai pasakyk, atsiprašau, aš negaliu klausyti, būtų miela išklausyti, bet negaliu. Taip, bet atsiminti, kad jeigu Dievas, kuris taip arti mūsų, atsitrauktų nuo mūsų, net nuo mūsų būtybės, mes virstume į nieką, į visi kūriniai virstų nieku. Mumyse per pašvenčiamą malonę Dievas gyvena giliau ir arčiau negu bet kuriam, sakytume, kūriny. Asmeniškai mumyse gyvena. Mintis apie Dievo visur esimą kai kuriam šventiesiam davė galimybę patirti didžiulio džiaugsmo. Niekad jie nebuvo vieniši. Viena seselė, gyvenanti ne bendruomeniai, vieną kartą skundėsi, kokia aš nelaiminga, aš vieniša. O kur tavo Jėzus, kuris šį rytą priėmė? Jėzus yra dangų žemėje kiekvieno vietoj. Jėzus yra, ką tu neturi Jėzaus, nuodėmėj gyveni sunkioj? Ne, turi Tėvą, Sūnų, Šventą Dvasią. Palaimintoji Elzbieta, švenčiausios trejybės, džiūgavo valandų valandas, kadangi karmelitės gyvena didžiuliai tyloj visą dieną, jos dirbtų ar jos melsusi, bet kada meldėsi bendrai taip. Bet šiaip tyla ir toj tyloj atranda dievišką svečią, nieko neužimta. Ir didžiausi, švenčiausi, palaimingiausi pokalbiai vyksta tarp Dievo ir sielos. O štai kokia seselė
neturėdama šalia Onos ar Zuzanos ar Pranciškos ar Kazimieros, aš vieniša. Pasakyk jai vieną sakinį, kad tu turi šiandien rytą priėmusi šventą komuniją ir patį Jėzų į triasmenį Dievą, ir iš viso tu turi kiekvieną dieną, kol sunkiai nenusidedi, triasmenį Dievą kaip brangiausią svečią, ir nebus tau vieniša, nereiks alarmuoti. Pajusti, kad Dievas arti ir su juo bendrauti, kokia palaima žmogui, kuris aplinkui neturi nei vieno šviesaus veido. Ar tu būsi lagerį kalėjime, ar būsi tarp kokių kriminalistų dabokliai kokioj, tu nebūsi vienas, nes tie žmonės tau jokios vienybės neduoda, bet tu turi Dievą savo širdį ir matai apspjaudytą, paniekintą Dievą ir savo tų kriminalistų brolių širdyse. Vieno sąžinės belaisvio žmona, likusi viena, nelakstė pas kaimynės, ką man nuobodu, aš vieniša, paguoskite, paraminkite, va, mano vyras už tėvynės laisvę, už tikinčiųjų teises sėdi kalėjime. Priešingai, jinai pasiliko viena su Viešpačiu. Ir ta vienybė buvo tokia saldi, tokia palaiminga, kad kai sužinojo, kad vyras grįžta į laisvę, sunerimo. O kas bus su ta palaiminga vienybė? Vyras net nustebo, kad žmonai pasitiko labai ori, labai švelni, bet nepuolė su ašarom į glėbį. Ji nesakė, kaip pasiilgau, brangiausias mano vyrelė. Kaip man buvo sunku be tavęs. O vyras žiūri, na kas čia dabar? Labai paslaugė, labai jautri, labai atidi. Bet be jausmo tokio ugningo, kokį turėjo prieš išlydint į kalėjimą ir į tardymus. Bet kad jau jinai buvo taip pamilusi Viešpatį, kad jinai jame mylėdama jį nesidraskė su visais jausmais ir atrodė, kad nėra reikalo šitiek daug. O bičiulystė su Dievu jai daugiau davė negu bičiulystė su vyru. Bet žinoma, jų santykiai liko šventi po šiai dienai. Bet iš tikrųjų, kiek daug Dievas duoda, niekad žmogus nepasijus vienišas, jeigu jis supras, Dievas yra čia ir mane myli. Ir jis yra labai arti manęs. Šventas Pranciškus Saveras melsdavosi pargrįžęs į savo tą kuklę pastogėlę po apaštališkų dienos darbų išvargęs. O Dieve, kaip arti manęs esi! O Jėzau, o šventoji dvasia, o mano nuostabioji paguoda! Prašydavo, kad šitos laimės spindulius atitolintų kiek galima, nes trapi širdis neatlaikys šito džiaugsmo spindulių. Štai tas Dievas toks pat visiems, tik ne visi jį taip stengiasi pažįsti ir atsiverti. Tas antgamtinis triasmenio Dievo apsigyvenimas mūsų sielose, Jėzaus apsigyvenimas švenčiausiam sakramente ir per šventą komuniją jo apsigyvenimas mūsų sieloje tikrai yra dangus ant žemės, tik mūsų ribotų sielos galių įtakoj nepajėgiam to dangaus pergyventi taip, kaip jau jį galėsim pergyventi anapusiniam gyvenime, kaip jau kūno, kaip sakant, kiautas bus nukritęs nuo mūsų. Ir siela bus pilnai apvalyta per skaistyklos kančias, kurių labai norėtume išvengti, bet vargu ar pasiseks taip tobulai. Nusityrint, kad nereiktų apseit be skaistyklos. Teresė Noimanaitė matė, kaip jo sesuo ėjo tiesiai į dangų ir matė, kaip popiežiaus Pijaus 12 siela ėjo tiesiai į dangų. Taip pat Margarita Marija Lekok matė, kaip keletą akimirkų pabuvo skaistykloje jos nuodėmklausis šventasis Klaudijus Kolumbieras. O daugumai tenka
pabūti tyrinančiuose kančiuose, kad ta meilė nuskaidrėtų, kiek galint, kad būtų galima susijungti su tuo, pas kurį nieko sutepto negali ateiti. Mūsų pareiga irgi atsiliepti šitą Dievo meilę, tą norą būti arti, troškimu būti arti Dievo vykdant jo valią. Kas vykdo mano dangiško tėvo valią, tas man yra ir brolis, ir motina, ir sesuo, Kristus sakė. Vykdyti Dievo valią nuolatos, neišleidžiant iš akių jo palaimingos artumos. Tai toks mūsų dėkingumas, atsidėkojimas Dievui už jo norą būti arti mūsų. Dažnas Dievo akivaizdos prisiminimas, bendravimas su Eucharistiniu Jėzumi, dažnos dvasinės vizitacijos Jėzaus, dvasinės komunijos, ieškojimas ir atradimas kūriniuose Dievo, vidinio gyvenimo praktika, bendravimas su mumise gyvenančiu ir veikiančiu Dievu. Tai mūsų nuolatinis meilės atsakymas į Dievo meilę ir norą būti arti mūsų. Trauka prie tabernakulio tai yra Dievo kvietimas. Aš esu arti tavęs, ateik prie manęs. Ir tie, kurie į tą viešpaties kvietimą atsiliepia, auga dvasia, nes jie turi progos pažinti, kaip Dievas myli žmogų, iki kokio laipsnio. Kai kam Jėzaus buvimas Eucharistijoje yra kaip pasaka. Kaip Dievas gali duonos gabalėlyje būti. O ta tikrovė yra tokia didinga, kad mums užtenka perskaityti Teresės Noimanaitės gyvenimą, kaip ji maitinosi Eucharistiją per 20 kelis metus ir bus mums aišku, kad tikrai tame duonos gabalėlyje yra. O Teresė Noimanaitė atskirdavo, kur konsekruota ostija, kur nekonsekruota. Ne viena. Yra daug mistinių sielų, kurios tai jaučia savo prigimtimi. Ar čia yra Jėzus, ar nėra. Bet tai mistinių dovanų dėka tai jaučia. Kitas dar punktas, kodėl turime mylėti Dievą, vienas iš tų motyvų ir vienas iš Dievo meilės pasireiškimo formų, tai yra, kad Dievas kiekviename kūrinyje, kurį mums dovanoja, dirba ir veikia dėl mūsų išganimo. Ne tik mumyse pačiuose veikia, bet ir kiekvienam kūriny. Mes gaunam ant stalo obuolį ir galvom, koks gražus, koks skanus, bet jį augino Dievas. Todėl, kad jis ten veikia ir kaip pirminė priežastis, veikia ir kaip didysis darbininkas. Gal tai atrodo poetiškai, Dievas brandina javo varpą, Dievas žydina gėlę, Dievas brandina vaisių ant medžio. Gal tai atrodo poetiškai, bet mes tą poeziją daug žaviau pergyvensim anapusinėme gyvenime, nes pamatysime, kaip tai vyko ir kaip tikrai Dievas dirbo ir kaip tikrai jis yra vertas vadintis ne tik, kaip Jėzui sakom, didysis Nazareto darbininkas, bet vadinti didysis darbininkas mylinčia širdim. Ir Dievas veikia į mus ne tik per augaliją, sakytume, bet tas Dievo meilė reiškiasi mums kiekvienam saulės spinduly, bręstančiam vaisiui, žydinčioj gėlėj. Čia mes galim matyti pagrindą Dievo veikimo mano labui. Bet taip pat Dievo meilė spindi iš gamtovaizdžio, iš kiekvieno dirbančio žmogaus, kurio darbo vaisiais ir mes naudojamės. Dievas veikia į mus, mūsų labui per tėvus, draugus, gydytojus, kurie dirba, aukojasi mūsų labui. Visokiame gėryje yra gėrio šaltinis ir pagrindas Dievas. Dievas mus myli per savo kūrybą, per savo kūrinius.
Dievas dirbo dėl manęs per Jėzaus veiklą Palestinoje, dabar dirba dėl manęs per jo buvimą Eucharistijoje, nes jis čia atėjo vykdydamas tėvo valią, tėvom, kuris be galo myli kiekvieną kūrinį, kiekvieną žmogų. Dievas dirba ir per mišias, kai Kristus tėvo valią vykdydamas atnaujina savo kančios ir mirties atnašą kryžiaus auką. Dievas dirba per mano labai, per šventą komuniją, kai Jėzus ateina į mano neparuoštą kartą širdį. Jėzus veikia per tabernakulį, kuriame jis mus laimina, užtaria, meldžiasi už mus ir su mumis. Ir vis tai iš tėvo meilės, iš meilės tėvo valiai. Kaip atsiliepti šitokią Dievo meilę? Mes turim netrukdyti Dievui dirbti mumyse. Mes turime atsiliepti jo veikimą, jo įkvėpimus, paskatinimus. Dievas nesėdi kaip kokiam soste ir nemiega kaip kokiam patalėlyje mūsų širdį. Jisai dirba. Ir reikia įsiklausyti, ko jis nori. Padėti tam didžiajam architektui statyti mumyse šventumo rūmą. Padėti tam didžiajam darbininkui dirbti švenčiausią darbą, kokį jis nori nuveikti žemėje. Atskleisti Dievo panašumo į mus bruožus. Padėti mums mylėti panašiai, kaip Dievas myli kiekvieną žmogų. Dievas tam darbo mus kviečia. Šeimos narių brandinimas dangui, tai yra kiekvieno šeimos nario uždavinys. Tėvui, motinai, Dievas sako, imk šį kūdikį ir užaugink dangui. Apaštalauk šeimoj, bendradarbiauk su Dievu sielų išganimo darbe, šitam dieviškiausiam darbe, kokį Dievas patiki tau. Per maldą, šviesų dorybių pavyzdį, per auką, kančią, net per mirtį. Atmint kasdien, kad galiu prisiminti Dievą dirbantį manį, Dievą dirbusi mano labui. Jeigu prisimenu nors vieną Jėzaus gyvenimo sceną, jau aš prisimenu Dievą, kuris dirbo mano labui. Kodėl rožančiaus malda tokia vertinga? Nes ten atsimenu Dievą didį darbininką, kuris su meile dirbo per Jėzų Kristų, per tyriausią motiną Mariją. Pamatau, kaip Dievas dėl manęs dirbo 33 metus, nes ką tik Jėzus darė, ką prisiėmė, ką sakė, ką kentėjo. Viskas dėl manęs. Ir su šventu Pauliumi galiu drąsiai sakyti, jis mirė dėl manęs, jis gimė dėl manęs, jis Nazarete 30 metų dirbo dėl manęs, jis 3 metus savo mokslą skelbė dėl manęs, jis pažeminimus prisiėmė dėl manęs, jis savo garbę prarado dėl manęs, jis savo gyvybės auką atnašavo dėl manęs, paskutinį kraujo lašą išlėjo dėl manęs, perverė savo širdį, leido ją būti jai pervertai, iš kurios ištekėjo kraujas ir vanduo, dėl manęs. Ir dabar dirba tabernakulį dėl manęs. Visa dvasiškyje, pradedant popiežių, baigiant mažiausių parapijos kunigu. Visa tai yra dėl manęs ir jis per juos dirba dėl manęs, jeigu jie netrukdo dirbti jam. Užtai, kokie mes turtingi galim būti, kai atsiliepiam į šitą didį darbininką, jo veiklą. Ir kai padedam jam dirbti kitų labui, su juo, jame ir dėl jo. Taip turime atsiliepti į didį Dievo nuolatinį darbą, prasidėjusi nuo amžių, sakytume, kai jis mus nešiojo savo mintį ir širdį, pavadintume, žmogiškai kalbant apie Dievą.
Jis dirbo per Jėzų Kristų tiek metų, jis dirbo visoje bažnyčios istorijoje iki šios dienos, kai išryškėjo įvairios tiesos net paskelbtos oficialiai dogmomis ir panašiai. Ir dar vienas motyvas, kodėl mes turime mylėti Dievą, dar vienas argumentas Dievo meilės mums, tai kad Dievas yra pats savyje vertas meilės. Jis yra pats savasme meilė, kaip šventas Jonas apaštalas sako. Jeigu grožio gėrio atspindys patraukia mūsų širdį, tai kokią meilę turi uždegti begalinis grožis, begalinis gėris. Ir nuo šitos gėlės grožio mes turim kilti begalinį grožį. Tikrasis šaltinis yra ten aukštai. Visa, kas gera, gražu kūriniuose, ar tėvo ar motinos meilė, ar žmonių pasiaukojimas už tėvynę, ar bažnyčią, ar genialūs darbai mokslininkų, menininkų, literatų ar kiti. Visa tai ateina iš Dievo, kuris yra išminties, visagalybės, grožio ir gėrio šaltinis. Kaip spinduliai ateina iš saulės, kaip vandens srovė iš šaltinio, taip visokia tiesa, tikroji tiesa ir gėris ir grožis ateina iš Dievo. Užtat šventasis Pranciškus Ksaveras meldėsi, tai, kas verčia tave mylėti, nėra nei dangus, nei pragaras, nes tu pats esi savyje labiausiai vertas meilės. Ir jeigu man nežadėtum dangaus, vis tiek tave mylėčiau. Ir jeigu tu mane primintum apie pragarą, kuris laukia manęs dėl to, kad tavęs nemylėsiu, aš vis tiek mylėčiau tave tik dėl to, kad tu savyje esi vertas meilės. Nes tu esi aukščiausias gėris, aukščiausia tiesa, aukščiausias grožis. Šitaip mes turime per kūrinius eiti į kūrėją, nesustoti nei prie kūrinių galybės, nei prie kūrinių išminties, nei prie kūrinių meilės, grožio, bet tai į patį šaltinį. Kaip ta moteriškė buvusi abejinga Dievui ir kai medicinos sesuo priėjusi prie jos pasakė, gal nori sakramentų, pasakė, eik į šalį savo sakramentų. O sirgo sunkiai. Ir tuomet sesuo 3 mėnesius prie jos dirba, pasišventė, o jinai tokia reikli, tokia priekabi, tokia nedėkinga, tokia nejautri paslaugai. Bet vis tiek mylėjo tą vargšę, jautė, kad jin dvigubą vargšę. Ir sveikatos neturi, ir Dievo meilės neturi. Tai lėjo tą meilę, Dievo meilę per savo širdį, mylėjo Dievą tame žmoguje. Ir po 3 mėnesių apsveiko. Ir pasakė nuostabius žodžius. Turi būti Dievas, turi būti dangus, kas tavo atlygins už tokią auksinę širdį. Per kūrinio meilę, medicinos sesers mylinčią, tarnaujančią meilę, pakilo vis dėlto jos protas ir širdis prie Dievo, iš kurio ateina gėris ir kuris vienas gali žmogui už tą gėrį atlyginti. Šitaip ir mes gyvenkime, mylėkime meilę, žavėkimės Dievo meilę ir skubėkime už meilę atlyginti meilę. Viskas, ir gyvūnėlis, ir gėlės žiedas, ir žmogus, blogiausias nusigyvenęs žmogus, mums yra proga mylėti Dievą ir už jo meilę atlyginti meilę. Proga matyti, mylinti ir dėl mūsų dirbantį Dievą. Po šito mąstymo vienas naujokas išėjo Klaudijos pušyną refleksijai.
Ir grįžęs papasakojo. Sako, visai kitaip pažvelgiau gamtą. Kiekviena pušelė kalba, dėl tavęs aš čia esu. Dievas atrodo ištiesęs ranką, sako, tau dovanoju šitą aromatą, šitą gėlę, šitą gamtą, šitą saulę ir šitos žmonės, kurie su tavimi kartu rekolekcijas atlieka. Aš sako, grįžau, atradęs Dievą ten, kur jo neieškau, nesitikėjau. Atradau viešpatį ir mylinti Dievą ir dabar man taip malonu nueiti gamtą. Ir aš ten vėl atnaujinu tą rekolekcijų mintį. Jis mane myli, iš kiekvieno augalo kūrinio tiesia rankas, ateik, imk, aš tai dėl tavęs kaip dovaną nešu. O iš tavęs prašau tik vieno, atiduok man sūnau savo širdį, atiduok man savo protą valią, atiduok man savo laiką, aš padarysiu tave amžinai laimingą. Tik mokėk per tą trumpą laiką už meilę atsilygint meilę. O amžinybėje tu patirsi tai, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas iš žmogaus širdį nenėjo. Eikime tuo keliu ir mes. Ačiū viešpatie už visą, ką suteikė mums šią valandą. Leidai labiau prisiminti tavo meilę ir pažadinai mus labiau atsiliepti meilę į meilę. Marija, gražiosios meilės motina, kuri geriausiai supratai Dievą kaip meilę ir karščiausiai mylėjai visą gyvenimą, padėk mums, savo vaikams, užsidegti didesnę meilę Dievui ir visame matyti jį kaip mus mylinti tėvą ir brolį. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, šventų dvasios. Baigiamosios pastabos rekolekcijų eigoj turi mūsų žvilgsnį kreipti į ateitį. Mes jau nagrinėjome praeitį. Stengiamės pašventinti dabartį. Tos dienos buvo tikrai šventos dienos, dėl to, kad jos buvo atiduotos Dievui ir sielos reikalams. Mūsų gyvenimo reformai. Kai kas pasako, retai kada taip pažįstu Dievą kaip per rekolekcijas, retai kada tos tiesos tikėjimo taip atsiskleidžia kaip rekolekcijų metu. Retai kada taip Dievas giliai, įspūdingai prabyla į protą, valią, širdį, kaip rekolekcijose. Retai kada taip tvirtų, vertingų, antgamtinių motyvų savo gyvenimo reformai gaunam kaip rekolekcijos. Juk kasdien atlieka mąstymus, kasdien pabūnam prie tabernakulio, kasdien susirengiam su Kristumi, dalyvaujam mišių aukoj, bet tos kasdienybės dulkės taip nusėda ant mūsų dvasios akių, kažkaip taip pritemdo mūsų dvasios žvilgsnį, kad mes daugiau matom žemę negu Dievą. Ir tos kilniausios, švenčiausios tiesos, kurios išugdė didelės asmenybės, jos mums kažkaip apsineša to apsipratimo dulkėmis. Ir mes tokio apsnūdimo dvasioje, kartais tokio ištižimo dvasioje, net nejaučiam jėgų imti tas dovanas. Praradę apetitą, kaip tie apsnūdę vaikai, kurios pažadina pusiau įsimiegojusius, jiems nesinori nevalgyti, nei žaisti, nei norisi miegoti. Ir mes galbūt tą tokį dvasios susilpimą pajutę per tą visą dienų tėkmę ir galbūt ir viską taip paviršutiniškai vykdydami ir
ir maldos pratybas, ir savo santykius su žmonėmis, vis ne pačia gražiausia intencija, ne pačia tyriausia širdim, taip ir nevertinami pačios kilniausios širdies, Dievo širdies. Nelabai taip giliai suvokiame ir Marijos širdies gerumą, ir jos rūpestį mumis, ir jos gailestingumą. Ir taip kažkaip apsnūdusiai praeinam per tą laiką. Ir paskui rekolekcijose pamatom visai kitoj šviesoj tai, ką likščiol matėme. Bet ateis dar viena diena, mirties diena, ir jeigu sąmoningai mirsime, dar ryškiau viską pamatysime. Kai jau tie visi žemės dalykai liks mums svetimi, kadangi jau nei jėgos, nei sveikata niekas nebeleis mums išplėsti akis į visą tai, kas mus žavėjo, domino ir užgriozdino net mūsų dvasią. Visą tai pasiliks mums neaktualu ir tada tas mūsų sielos ilgesys, apie kurį jau Tertulionas rašė, kad žmogaus siela savo esmė yra krikščioniška, veršis į Dievą, į Kristų, eis jau ten, jau studijuos kitą geografiją. Ir tada mirties blaivios pamokos galbūt bus dar blaivesnės už rekolekcijų pamokas, nes tada aišku viena, kad tikrai kūriniai nepasotino širdies, kad tikrai mano siela ne žemėj skirta, kad tikrai aš turėjau kitaip gyventi. Mes, kunigai, kurie turime progų pabūti prie mirštančių, ne visada jų mirties agonijoje dalyvauti, dažnai išgirstam pačius blaiviausius mąstymus, pačius blaiviausias frazes iš tų žmonių. Atrodo, jie tik tai šitoje priešmirtinėje mokykloje šitai blaiviai pažiūrėjo į gyvenimą, kad jokie universitetai nebūdavę per 5 metus. Kai prelatas Stankevičius atsidūrė ant mirties slenksčio, jis taip blaiviai pažiūrėjo į savo elgesį, taip blaiviai pasvėrė savo gyvenimą, savo santykius su valdžia, savo santykius su kunigais, savo asmeniško gyvenimo įvykius, visos tautos likimo klausimą, kad jis pirmajam pamoksle, kai vis dėlto pasisekė Dievui leidžiant sugrįžti į gyvenimą, jis pasakė, gyvenimas visai kitoj šviesoj pasirodo, kai žmogus atsiduria ant mirties slenksčio. Ir jo gyvenimo kryptis visai pasikeitė, atsirado didelė drąsa, rizika, visko netekti ir tarnybos, ir laisvės netgi. Žinoma, greit jam teko atsisveikinti su valdytojo postu, bet paskui jis toliau, kiek galėdamas, liudijo viešpatį ir kunigams, ir tikintiesiems savo pamokslais liudijo vis dėlto aiškiau, ką jis pažino mirties mokykloje. Bet bus dar viena mokykla, kurios daugelis neišvengsime, tai bus skaistyklos mokykla. Tik gaila, kad ten jau nieko pataisyti negalėsim, kad iš tų pamokų jau išvadų nebegalėsim padaryti gyvenimo reformai. Bet ten praregėsime viską, ką dabar čia buvom girdėję, ką mes suvokėm, ką Dievas mums pasakė, nepalyginamai aiškesnioj šviesoj. Tenai reikės pamatyti tą viską taip, kaip niekad gyvenime nebuvo matę. Tie, kurie arčiausiai buvo Dievo savo ištikimybė jo valiai, kuriems buvo brangiausias bendravimas tai su šventąja dvasia, tikrąja magistra, kaip ją gražiai pavadino tėvas Masilionis, pavadinamas ją didžiąją magistrą, šventumo mokytoją.
kai tik tada, reiškia, kurie buvo arčiausiai viešpaties, buvo Marijos mokykla. Nebijokime to detalumo ir dažno Marijos aiškimosi, nes esam tokioj situacijoje. Tai pasaulis baigia užglušinti mus savo informacijom klaidinančiom įvairiom. Tai pasaulio dvasia persmelkusi visą aplinką.